Dėkui, ponas pirmininkė. Gerbiami kolegos, aš 5 metus dirbau ekonomikos ir pinigų politikos komitete. Tačiau pasiremdama savo šalies Lietuvos patirtimi, turiu pabrėžti tokių programų, kurias jūs svarstate, svarbą šalies ekonomikai ir taip pat mažos šalies kultūrai. Mūsų kino industrija prieš keletą metų pergyveno sunkius laikus. Atsistoti ant kojų jai padėjo būtent bendradarbiavimas su trečiomis šalimis. Per tą laiką Lietuvos kino industrija sustiprėjo, sukūrė ekonominę bazę ir dabar įneša nemažą indėlį į darbo vietų kūrimą. Kita vertus, tai sudarė terpę atsirasti talentingiam režisieriam ir šiuo metu Lietuvos režisieriai, kino režisieriai gauna tarptautinius apdovanojimus, plačiai žinomi pasaulyje ir Europoje. Todėl norėčiau pabrėžti, kad ES turėtų skirti daug dėmesio tokių programų įgyvendinimui, nes tai padeda šalių ir kultūrų klestėjimui.